Fiat 600e retro dizainu pasižymintis automobilis, kuris įkvėpimo sėmėsi iš didelės sėkmės sulaukusio Fiat 600 modelio, kuris buvo gamintas 1955-1969 metais. Ir tai, ką matote prie save, yra puikus pavyzdys, kaip galima sujungti senasias tradicijas su šiuolaikinėmis technologijomis. Fiat 600e yra visapusiškai išskirtinis automobilis. Išraiškingi ir stilingi LED žibintai primenantis didelės akis, mažesni ledukai, kurie atlieka posūkio funkciją, stilingai įmontuotas modelio pavadinimas 600 centrinėje dalyje, beje, šitų logotipų rasime mes ir daugiau, pavyzdžiui, kaip ir štai šonuose. Nedidelės grotelės, o apačioje jau didesnės SUV tipo automobiliams būdingos grotelės, kurios suteikia šiek tiek agresyvumo, ir bendras vaizdas yra išties žaismingas ir tikrai išskirtinis. Automobilio ilgis 4,17 m, prošvaisa beveik 20. Taigi automobilis kompaktiškas ir pravažus, tad mieste važinėsite ir parkuositės tikrai saugiai, o miško kelių kupsteliai nekels didesnių iššūkių. Arkas bei slenksčius dengia matinės apsaugos, praktiška, nes bus atspariau įbrėžimams, ir 18 colių ratlankiai, be to, kad jie atrodo itin stilingai, užtikrins ir komfortišką važiavimą. Ir LED žibintai su grafiniais dizaino elementais, beje, šie elementai atvaizduojami yra ir ant automobilio ratlankių. Vaizdas tikrai yra modernus, šiuolaikiškas ir labai dera prie bendro automobilio dizaino. O dabar paskaičiuokime, kiekgi kartų Fiat Mini modelio 600 pavadinimą visame automobilyje. Atsisėdus į vidų juntama erdvė ir laisvumas. Viskas sudėliota į savo vietas, plastiko yra nemažai, tačiau jis yra kokybiškas ir malonus lietimui. Centrinė konsolė šiek tiek atskiria vairuotoją nuo keleivio. Čia rasime pavarų pasirinkimo, atkreipkite dėmesį, mygtukus, taip pat rankinio stabdžio svirtelę ir važiavimo režimų pasirinkimų mygtuką. Sėdynės be galo patogios, kūnas akimirksniu įsitaiso, toks jausmas, kad sėdite ne ant jų, o jose. Labai maloniai prilaiko tiek šonus, tiek kojas, yra patogios ir minkštos, yra ne tik tai dailiai apsiūtos, bet ir išsiuvinėtos. Vėlgi duoklė 600 modeliui ir taip pat gamintojo užrašas, kuris tęsiasi per visą sėdynės ilgį. Sėdynės yra šildomos, vairuotojo sėdynė yra valdoma elektra ir turi švelnaus masažo funkciją. Vairas nedidelis, labai malonus lietimui, papuoštas chromuotomis detalėmis, beje, yra ir išskirtinumas. Jeigu daugelis automobilių gamintojų ant vairo atvaizduoja būtent savo logotipą, šiuo atveju Fiat užleido vietą senojo modelio pavadinimui 600. Pakalbėkime apie vairo funkcionalumą. Jis yra multifunkcinis, reguliuojasi 4 padėtimis ir kas labai džiugina, tai fiziniai mygtukai. Valdymas bus užtikrintas, to pasekoje vairavimas bus saugesnis, nes jums rečiau reikės nukreipti akis nuo kelio. Multimedijos dydis šiek tiek daugiau negu 10 colių. Veikimas greitas, vizualizacijos labai ryškios, viskas puikiai suprantama, tad tikrai priprasite ir naudositės labai lengvai. Jeigu norėsite greičiau pasiekti automobilio detalesnius nustatymus, reikės panaudoti 3 pirštų kombinaciją. Ir kad jau esame detalesnėse automobilio nustatymuose, parodysiu jums labai malonią funkciją, kurią siūlo Fiatukas. Ir tai yra salono temperatūros nustatymas iš anksto prieš kiekvieną kelionę. Didelis Fiat 600e privalumas, kad ne visos funkcijos persikelia į multimedijos ekraną. Klimato kontrolės valdymas liko fiziniais mygtukais, o tai yra ypač patogu vairuojant. Vairuotojo ekranas 7 colių ir atrodo, kad jis būtų tarsi apgaubtas. Tai garantuoja, kad saulė tikrai neatsispindės ekrane ir viską matysite kelionės metu užtikrintai. Atvaizduojama visa svarbiausia informacija reikalinga vairuotojui, ji yra tikrai kaip ir multimedijoje, ryški, aiški ir lengvai suprantama. Parkuotis padės ne tik atstumų jutikliai priekyje ir gale, tačiau ir galinio vaizdo kamera. Ji yra ryški, vaizdą rodo plačiai su dinaminėmis pagalbinėmis linijomis, taip pat ir piešinti vaizdą iš viršaus.
Fiat 600e yra ne tik stilingas automobilis, bet ir labai praktiškas. Tik pažiūrėkite, kokią dydžio dėtuvę mes rasime centrinėje konsolėje, kuri beje lygiai tokia pati yra Jeep Avenger automobilyje. Ir jeigu jo apžvalgos dar nematėte, tai nuorodą rasite kampe. O dėtuvėje rasime vietą krautis telefonui, taip pat USB-C ir USB jungti, 12 V jungti, milžinišką vietą gertuviai, buteliui arba šiaip kasdien vežiojame daiktam. Erdvi dėtuvė slepiasi ir po porankiu, beje, jūsų patogumui jis yra reguliuojamas. 2 puodelių laikikliai, kurie yra taip pat reguliuojami, o jeigu jų nereikia, laikiklius galima išimti ir palikti tiesiog dar vieną vietą susidėti daiktams. Na, o jeigu jūsų telefonas jau yra įkrautas, jį labai patogiai galite pasidėti štai šioje lentynėlėje. Jeigu reikia daugiau vietos, pagrindinė automobilio daiktadėžė yra nesuvokiamo dydžio. Čia tikrai galėsite vežioti savo ir kasdienius daiktus, ir turbūt išeiginiai daiktai irgi tilps. Na ir nedidelės, tačiau praktiškos dėtuvės duryse. Beje, automobilyje rasite ir labai malonę ir mielą detalę, kuri yra susijusi su Italija. Tai yra gimtojo Fiat miesto panorama. Ir jis slepiasi ant kilimėlio esančio dėtuvėlėje. Automobilis kompaktiškas, tačiau erdvės pojūtis gale yra labai malonus. Galvai vietos daug, kojom taip pat pakankamai, sėdynės minkštos, patogios ir netgi vidurinė dalis yra minkšta ir patogi, nors transmisijos tunelis yra tikrai nemažas, manau, kad ilgesnę kelionę 3 tikrai būtų galima įveikti. Sėdynės taip pat yra išsiuvinėtos, čia atvaizduojamas Fiat ženklas. Dėtuvės už kiekvienos sėdynės susidėti asmeninius daiktus, viena USB-C jungtis, beje, mėgstantiems gaivą. Langas atsidaro iki pat galo. Fiat tikrai nepamiršo ir tėvelių Isofix tvirtinimai pasislėpę po dailiais užtrauktukais. Bagažinė valdoma elektra, na o bagažinės dydis yra 320 litrų. Nulenkus galinės sėdynės, kurios labai patogiai atsilenkia ir iš lauko pusės, turėsime 1231 litrą. Ir atkreipkite dėmesio, kad nulenkus sėdynės nelieka jokio stataus kampo. Tai reiškia, kad sunkų krovinį tikrai įstumsite be didesnių problemų. Taip pat iš praktiškų dalykų turime dvigubą dugną, kuriame galėsite laikyti savo įkrovimo laidą. Tad bagažinėje visada bus tvarka. Na ir dar turime porą kabliukų pirkinių krepšeliams vežtis. Fiat 600e yra pilnai elektrinis automobilis ir tą jau sufleruoja raidė E esanti modelio pavadinime. 54 kWh talpos baterijos dėka 600e gali nuvažiuoti šiek tiek daugiau negu 400 km pagal VLTP skaičiavimus. Todėl tai yra ideali transporto priemonė kasdieniam važinėjimui mieste ir savaitgalio išvykoms. Greitojo įkrovimo stotelėje Fiat 600e įkrausite greičiau negu per pusvalandį. Tiesa, baterijos lygį pasieksite iki 80%. Na, o iš buitinio lizdo namuose iki 100% prireiks 6 valandų. Vos tik pajudėjus iš vietos, pirma mintis, kaip maloniai valdosi šis automobilis. Vairas sukiojasi neįtikėtinai lengvai, labai tiksliai klausosi perdodamų judesių, tad mieste manevruoti bus tiesiog tobulai tinkamas. Garso izoliacija neerzinanti, salone niekas nebarška, tad mėgstantiems ramybė tikrai patiks. Statramšiai platesni, tad reikės dažniau užmesti akį į šoninius veidrodėlius, kurie yra su aklosios zonos stebėjimo davikliais. Fiat tikrai nepamiršo vairavimo saugumo bei asistavimo sistemų, tokių kaip juostų palaikymo sistema, įspėjimas ir avarinis stabdymas prieš susidūrimą, kelio ženklų atpažinimas, vairuotojo budrumo stebėjimas bei pastovaus greičio palaikymas, na ir tikrai daugybė kitų, tad Fiat tikrai rūpinasi jūsų saugumu keliaujant. Važiuojant grubesniu keliu, automobilis su kelio nelygumai susitvarko gerai ir tikrai nereikės kiekvieną kartą pristabdyti prie gilesnio šulinio ar duobelės. Kadangi tai yra elektromobilis, tai nepamirškite pasinaudoti funkciją, kuri leidžia nustatyti automobilį krautis tokiu paros metu, kada yra pigiausias elektros tarifas. Fiat 600e yra puikus pasirinkimas miesto gyventojams, kurie ieško stilingo, praktiško ir tvaraus automobilio, o retro dizaino susiliejimas su šiuolaikinėmis technologijomis leidžia būti išskirtiniams rinkoje. Jeigu nebandėt, būtinai išbandykit, pabandę įsigykit ir gaukit 5 metų garantiją be ridos apribojimo.